Plyta prie plytos, dešimtmečiai šitaip rentim namus. Dabar be skiedinio, neįprasta, nematyta. Suveržė, suspaudžia, lyg kokį baldą ir stovi sienos. Statote jie, matai, kaip tai lyg gražiai, taip ir nemarčiau, o tu šalta, kad tik nebūtų žiemos metu viduj. Šitų namų nepalyginsi su mūriniais, daug gražesnis. Matai medis, matai žydras. Kad ilgai stovėtų. Kažin ar karvė ragutės nedurs, man tos sienos nepatinka. Plonos kažkokios tik akoninės. Mykalai, ar į tokius rūmus dar gal? Kad skydiniai namai pranašesni už medinius ir už mūrinius, patvirtina užsienio šalių, kuriuose jie buvo statyti patyrimas ir tarybinių mokslininkų darbai. Kaime vyksta industrinė statyba, kaip ir mieste, ir pavojai tie patys, monotoniškumas, standartas. Pirmasis Respublikoje skydinis namas pastatytas Alytaus rajono Nemunaičio kolūkyje. Garbingi sveteliai, ministrų tarybos pirmininko pavaduotojas Aleksandras Drobnys vartelius atvėrė. Kombinato direktorius Vladas Taponavičius raktelius įteikė. Nors sveikino naujakurius, ne jie pirmieji į trobą įžengė. Iš toli atkako žmonės pasižiūrėti, kokia ta raudonos pastogės jaukuma. Kombinatas stato 6 tipų šiais metais namus, kurie yra nuo 3, 4, 5 kambarių. Ir jie kainuoja, 3 kambarių, pavyzdžiui, namas kainuoja 14 000 sąmatinė vertė. Čia yra ir nebrangu, galima pirkti. Prašom. Už kiek laiko galit pastatyti? Viso namo montažas iki pilno užbaigimo užima nuo 20 dienų iki 30 dienų. Jau galim paklausti ir naujakurių nuomonės, ar visko patenkinti. Kol kas taip gyventi neblogai. Ir dabar pradėjom kūrenimą, šiltą kambariuose, bet trūkumų šiek tiek yra. Galėtų būti virtuvės didesnės, kaip kaimo sąlygom. Ateityje turbūt reikėtų, kad iš 2 padaryti vieną kambarį, nes kambariai nelabai dideli, o jeigu koks nors ar vestuvė, ar taip kokis nors reikalas, vis tiek reikalinga, kad būtų kambarys didelis. Jeigu kolūkiečiai turi gyvulius, tai reikalinga, kad būtų virtuvė, kad galima būtų ten gyvuliam įsivirti. Pagal projektą tai nėra. Tuos trūkumus kombinatas ištaisys, nes gamybininkai, mokslininkai, architektai ieško būdų, kad žemdirbio buitis dar labiau priartėtų prie miestiečių.